Tai šiandien spėjus saulėtaika, tai nelabai matysis. Iš šito kalno nelabai matas arti. Na, bet vis tiek gražus rytas. Paukščiukai, gaidžiukai, čiulba, gieda. Tai va, išlenda tokia. Vos matoma. Tai įdomus jų tas dalbat. Čia biškė pavalgiau jau čia kartoju. Tai lęšių sriuba, ryžiai ir čia kažkoks tai. Bet prisivalgyti gali tai žiauriai. Tai šį kartą pusryčiai numauk, nes atsibodo į kiaušinį. Nu, vėl, kad vaizdo nėra. Realiai pažiūrėjau nuotraukas, jie čia labai gražu vaizdą. Tai saulė ir neišryškėjo. Nameliukai. Tai žodžiu šiandien 26 kilometrai. Šiandien 26 kilometrai ir 6,5 valandos. Nuo dabar. Po biškį ir naisiu. Ir rytoj panašiai. Ir tada jau viskas bus. Turn left. Ai, nu tai dar vieną ten dieną eisiu tokį miestelį šalia. Ir viskas. Paskui jau tik karosti. Tai va. O, kad ten taip ramu buvo. O šiandien galvoju, iš kas čia vyksta, kad tiek triukšmo. Turistų privežė. Apie 10 kilometrų. Na jau. Liko dar 16. Šiandien kažkaip atrodo, kad lietus kaupėsi. Taip kartais užtemsta. Lietui, nu kaip, turiu lietaus striukę. Bet nelabai norėčiau sušlapti kėdus ir visą kitą. Paskui labai sudėtingai įsidžiuvinti. Čia vieną kartą tada atskridusi, kad man atvažiavusi po Harą. Pradėjo lyti. Nu, tai... Total 10 kilometers, 2 hours 6 minutes 2 seconds. Elevation 2,188 meters. Heart rate 141. Tai, žodžiu, galvoju, bala nematė. Einu per tą lietų, kiek neaišku, kiek lis. Tai paskui sunkiai vis tiek įsidžiovina. Šortai labai džinsiniai tokie sumirko, visi labai kėdai. Nu tai kėdai, tai aš turiu tos batų šildytuvus, tai ten visai sėkmingai, bet be jų tai ragas būtų. Nu nėra kaip, jie čia neturi nei gyvatukų, nieko jie čia neturi. O saulės, jeigu nėra, nu tai nėra kam džiūt. Aš gerai, kad išsiskalbėjau tikrai tam Japonijoje tokiai. Išsiskalbėjau drabužius už 2-3 eurai gal kainavo, taip pat kaip ir kitur. Čia tai sakau, kai urviniai čia. Tai va. Aukštai, bet kas už to rūko, tai tik vaizduoti galima pasilikti.
beždžionės. Bet dėl to rūko, smogo, tai vis tiek aš galvoju, nu gerai, kad man du, aš ten suprantu, ten išmetamusios dujos, dūmai, visko ten pilna tikrai. Tai suprantama yra. Bet kodėl Bet kodėl, pavyzdžiui, čia kalnuose vis tiek taip pat, tai man keista. Nu, nes irgi, žiūri į medžius truputį toliau, jau jie tokie balzgani. Tas smogas, tas rūkas labai intensyvus. Atrodo, kad tai žmonių kiemą eina. Bet čia ne viena vieta. Tiesiog eina kiaurai. Jie čia plauna. Aš nežinau, lyg tai nepasakau praeitam. Tai apie tą skalbimą, tai aš sakau, man pagal vėl čia ChatGPT, tai kur skalbtis. Taip, nu tai arba skalbtis Taipėjuje, nes tipo pigesnė šalis, arba skalbkis tada Nepale. Tai man reikia pažiūrėti, kur man eiti. Tiesiai. Tai arba Taipėjuje, arba Nepale. Nes tipo Japonija ten tas Seulas, Tokijas ir Seulas bus brangu. Nu gerai, tai žodžiu gerai, kad sakau, išsiskalbimą, nes šiaip jie čia bliūdose, rankom, tada džiauna tos drabužius. Tai čia taip labai primityviai. Nu tai gal ir įskalbė, viskas gerai, bet jau. Bet aš to klausiau ten tokia, kur buvau susipažinęs su tokiu mokytoju. Tai jis sakė, kad pas juos irgi tipo nemažiau 300-400 pinigų, tai čia apie 2-3 eurus kainuoja. Tai realiai tas pats, sakau. Nu, na, į tualetą, čia išpylė. Gerai, negaliau dabar filmuoti. Laukinukai. Šituose kaimuose tai visai. Bet įdomu pamatyti, šitai įdomu. Va, to ir mane žavi tas, kai daug kur eini pėsčiom, ne vien sėdi į autobusą, nuveža į turistinę vietą, pabūni turistinėje vietoje, vėl nuveža. Tai tu pamatai realybę, realų gyvenimą, kaip iš tikrųjų viskas atrodo, kaip atrodo ne viskas iščiustyt. Tai nes tarkim, nuo to vieno turistinio objekto iki kitą eini per miestą, pamatai tas paprastas gatveles, tas paprastus rajonus, tai čia va visokius irgi tokius pamatai, tai pamatai realybę, realią kultūrą, kaip viskas atrodo. Turn left. Kad ir šiandien, pavyzdžiui, tas Dalbat. Nebuvo toksai geras, kaip manam, pavyzdžiui. Australian Camp, tai gavau tikrą unlimited refill, nu tą papildymą neribotą, nes ten nešė, kol jau aš sakau, ne, viskas sakau, jau sproksiu. O čia tai taip, tipo, atnešė, aišku daug atnešė, viskas gerai, bet atnešė, tada, tipo, aš čia pavalgiau biškį, tada jinai atėjo, tipo, dar dapildė ir dingo jinai viskas, ir negrįžo tol, kol aš neišėjau. Tai, žodžiu, biškį silpniau, bet gerai, aš kaip ir neturėjau didelio noro šiandien persivalgyti čia ryte, taip anksti, tai viskas kaip ir gerai, bet tiek atsakaus skirtingai. Ir ten, pavyzdžiui, ten ryžiai tokie biškį buvo šlapesni, čia tokie sausesni, ten toks šviežių daržovių daugiau buvo, čia tokios, čia labiau toks kalafiorai visokie. Tai
biški prasčiau. Bet gerai. Už tokias sumas tai nereikia čia labai norėti. Labai ten aš pigiai mokėjau už tą nakvynę, tai nenorėjau dar ir ten už tą maistą apvalgyti jų, tai kažkaip. Čia vat ir yra tų viešbučių mažų minusas yra, kai dideli, tai niekam ten nerūpėjo, kai mažiukai tai. Tai žinai, realiai tu iš jų kišenės išvalginėjai, tai jie taip jau labai žiūri, jau labai jau ten negali paprašyti nueiti dar paimti 4 kiaušinių. Jau taip viskas truputėlį sudėtingiau. Nu, labai naglas būčiau gal ir galėčiau, bet nesu naglas. Tai jau. Priekyje kažkoks čia Jewel Oaks, nežinau, kas čia panaikti, neturiu kaip pažiūrėti. Bet va, vidury kažkur niekur. Pusė kelio, 13 kilų ką tik. Pasakė, kad praeita 13 liko, tik pusė kelio. Galėtų tiesus, taip nesinori būna leistis, tada vėl atgal į viršų. Jau visą laiką eitų tiesiai. Tada toks netikslingas leidimas. Gražiai išsluoksniuoti tie kalnai jų, kad galėtų išnaudoti erdvę. Gerai. Kaip Machu Picchu. Bet čia kažkoks naujas pastatas, dar tik stato. Rūžas namelis. Kažkas išskirt labai norėjo. Atrodo laiminga vaikystė. Žaidžia vaikas su vištom. Škytę turi mažą. Čia jau kažkas namą. Škardą pasidaręs. Čia jau net ne namas, čia vėl koks nors viešbutis arba koks nors tempo. Nes iš toli tai matys tik tas kampukas. Čia tai labai matau, kad didelis filmai. Va kaip atrodo autorizuotas servisas. Autorizuotas serviso taškas. Kamalautų. Vedlo. Kalnai kažkam nesudaro problemų. Čia tokia atkarpa labai malonės. Žvirkės. Kažkur mašinų daug nevažiuoja. Tai labai malonu. Tie maži vaikai čia įdomus,
Kai ne, jie atrodo kaip ir malonus, tokie pasisveikina, bet pasako hi ir give me chocolate. Give me chocolate. Iš pradžių galvoju ir šiaip vienas, bet jie visi vienodai. Tai nežinau, kažkur išmokė būtent šitą frazę. Ir žodžiu, give me chocolate. Nieko daugiau nereikia. Bet šiaip jie gražiai čia gyvena, jeigu tas fone šitie kalnai atsiranda jiems, tai visai fainai. Tvarkingai, keliai faini. Vaikučių pilna. Gyvena kaip normalūs žmonės. 786 meters. Continue on to Heart rate Kadak-Bandagan Marg. 121. Eikit, žiūrėk, SB House. Sauliaus Birmano. Oho. Mačiau dar kažkur vyrukas ėjo ant kėdų buvo SB. Irgi inicialai. Kažkokia firma. Užasfaltavo duobę. Molio žemė. Liko 4 kilometrai. Tai tokia prasidėsti prie kalnį. Vėl. Dasimušimų. Bet jau nedaug liko. Kai 20 kiek du nueiti, tai 4 likę atrodo. Šiaip likutis mažiukas. Toks ant pabaigos visai fainas keliukas. Du kilai, tai kažkas ten va tie, kur toli matos. Kažkuris tai iš tų. Tokia bubelka. Dirbo ten ant kelio tokia, ką žinau, ten atsisėda, atsistoja, nesuprasti, kad jinai man rodo ten kažką į burną, žinai, water. Sakau, nereik man, ačiū. Jinai rodo, water. Bliava, galvoju, ir taip, to vandens nedaug turiu. Nu, bet ką čia nepadėsi. Tai va, tai dabar tiek liko vandens. Iš litro šiandien. Šitą vieną tik taip turiu. Paskui pasipildysiu. Arba nusipirksiu, bet žodžiu, negali sakyti, kad ne, žinokit, aš čia susiskaičiavęs, kas kilometrą negaliu jums duoti. Bet, žinai, atrodo, va, padėjai, fainai. Bet po minutės jinai jau eina su manim keliu. Ir give me money. Give me rupee. Sakau, neturiu aš rupį. Give me rupee. Tai va, tai tokie, primatai. Kai kurie tai primatai. Nusišypsok, pasisveikink, tai iš karto prikips. Bet ne visi, šiaip tai daug ir malonių žmonių buvo tikrai. Ir kur padėjo, ir pagelbėjo. Ir labai norėjo kalbėtis, aš labiau nenorėjau, tai kaip ir viskas gerai. Šiandien net ir nestojau, iš tikrųjų aš jau nemažai čia tų valandų. Gaunasi, neatsimenu, 4 ar 5 valandos. Bet kažkaip šiandien nebuvo labai sunkus kelias, nėra labai karšta. Tai net ir nestojau, tai jau nedaug liko. Tai eisiu pagulėti jau, kai tos dasimušiu šitus 2 kilus. Viešbutį pasiėmiau iš ryto jau iš tenai, kad turėčiau, kad nereiktų čia blaudyti šį kartą. Nu, nes biškai aiškiau, nes ir čia aišku, ir tada ir rytojaus nakčiai jau turiu irgi Katmandu
pasiėmęs. Realiai visom naktim jau turiu viešbutį. Tai kaip ir ramu. Pažiūrėsiu, kokie pusryčiai. Šiaip paskutiniai nakčiai turiu su atšaukimu. Tai pažiūrėsiu, va grįžęs įimu kitą viešbutį. Tas man patiko, bet įimu dar kitą pabandyti. Jis arčiau oro uosto. Tai pasižiūrėsiu, ką jisai pusryčiams. Ar geresni pusryčiai ir negeresni, ten per eurą skiriasi. Kaina nedaug. Tiesiog įdomu pabandyti. Tai jeigu patiks, tai tada tam pasiliksiu gal antrą naktį. Jeigu ne, tai eisiu į tą, kur palikęs daiktas paskutiniai nakčiai. Pažiūrėsiu. Pagal aplinkybės. Kai gausis taip. Bet vis tiek jau čia ramu, kad turiu. Tikiuosi, aišku, kol dar neėjau. Tai žinai, čia, nes čia tu tik rezervuoji. Čia susimokėt per bookingą nesusimokė. Jie kažkaip subūkiai čia iš vis. Čia visur gryni pinigai. Čia jeigu pinigų neįsigrynintai, tai labai negerai. Gal mano nebus taip aukštai, nes jeigu ten taip blemanus įžuvo kelias, tai čia dar normaliai reiks papachalinti virš. Nieko, nedaug liko, tai galima. Įsimaudysiu, pailsėsiu, eisiu pažiūrėsiu, kas čia miestelis. Bet iš to rūko tai spėju, kad čia nei čia saulėtekio aš matysiu vėl, nei čia tos saulėlydžio aš pamatysiu. Nes kaip šiandien nieko, tai kažkaip turiu tokią nuojautą, kad ir čia nieko nebus. Bet ką jau. Būsiu pasivaikščiojęs, pasidaręs žygius. Užmušinėjau iš tikrųjų dienas. Nes labai kažko grandiozinio padaryti negaliu, o išskristi irgi negalėjau, tai anksčiau tai neišėjo, tai jau. Tai kažką vis tik reikia kažką prasmingo pasidaryti. Tai va, dėl to tokį žygį aplinkui čia tą Katmandu ir darausi kelių dienų. Čia gausis viena šiandien, tada trečia grįžtu prie Katmandu kampo ir tada ketvirtą dieną einu dar į tokį miestelį ir tada jo, sakiau, tada rostą, jau čia sakiau. Ką iš čia? Gerai, gerai. Čia parodyta Google Maps fotikas. Katale čia labai gražu turėtų būti. Gal čia kur nors va tarpe tie kalnai kokie matosi. Tai gal ir gražu būtų, jeigu jie matytųsi. Dabar tai ežiukas rūke. Jau netoli. Rodo, kad 200 metrų liko. Jeigu iš nuotraukų, tai nelabai matau, kad kažkas panašaus. Gal kur pasislėpia. Ramu tai tikrai, bet paskui, kai tokie kalnai, tai nesinori per daug ten ir eiti. Čia kaip atsimenu tam Funšalį, tas pats Madeiroj. Kai žiauriai statu, tai ten nueini į miestą iš viešbučio. Total 25 kilometers, 5 hours 18 minutes 50 seconds.
Elevation 1,873 meters. Ir paskui nesinori jau nei grįžti, jeigu kažko prisireikia, arba jeigu grįžti, tai jau nebesinori eiti. Nes vis tiek ten blemote. Ten irgi žiauriai kalnuota yra. Tai čia jau panašiai. Nu tuoj. Pažiūrėsim, kas čia gero. Toks liktai stogas turėjo būti apvalus. Nu, bet terasa liktai panašiai. Gal kažką sumaišiau. Jo, tai šitas. Nu, gerai. Nebedinis. Jau gerai. Namaste. Namaste. Tai vadžias, ne. Šitas. Nu gerai, einu į kambarį. Nu tai čia biškį geriau. Kiek moki, tiek ir gauni. Tai čia gavosi 10, 11 gal eurų. Nu, žodžiu, normaliai. Virtulį gausiu, kavos galėsiu pasidaryti, vandens galėsiu pildytis. Na, čia taip pat toks vaizdas, bet čia, sakė, jeigu čia būtų skaidru, tai matytųsi kalnai. Dar nesimato. Saulėtekį reiks eiti prie to, kur buvo 2 kelmukai, kur buvau sustojęs. O saulėlydį irgi kažkur reiks nueiti, parodys. Pusryčiai iš meniu. Tai jo, viskas einu ilsėtis. Reikia dar išsirinkti rytojaus pusryčius. Bet vis tų baltymų ieškau ir taip nenoriu kažkaip vėl tų čia. Labai pas juos čia dėl to jie čia. Tokie visi irgi stambesni, nes labai daug angliavandenių pas juos meniu visą laiką. Tas pats dalbat. Tai yra realiai angliavandeniai, ten labai daug angliavandenių. Tai vėl, kai būna bufetai, tai pasiėmiau, ką noriu. Čia vėl reikia iš meniu pasiimti. Tai visur tą batoną kiša, kas nefainai man. Tai va, bet ilsiuosi, žodžiu. Fainas kambarys. Normalesnė duris, tik tai aš nesuprantu, jie durų normalių neturi. Kažkokias nesąmonės. Visiškai. Na, bet jau čia. Smagu, kai yra virdulys, tai tada gali kavos arbatos pasidaryti. Tai taip kažkaip. Tada tas poilsis labai jaučiasi, kambarį gali praleisti. O su tos saulėtekiu, tai nežinau. Čia nemanau, kad bus kažkas ypatingo ir vėl. Aišku, bandysiu keltis vėl 5 ryto, žiūrėsiu. Atskelsiu, jeigu čia bus. Jisai sakė, jeigu čia matysi skaidru, tai tada eini, jeigu ne, tai nėra prasmės. Ir dabar va, eisiu aš to saulėlydžio pažiūrėti, bet jeigu šitaip, nu tai ką ten, matysi. Bandyt verta, aišku. Tai va. Manat verta, eit pažiūrėt, gal ir verta. Nu bent kažką pabandysim. Visi. Raktas iš lauko. Nu, pas mane galusina. Kaip net keista, kad ta mano kuprinė ir taip jau nedaug dabar sveria. Tikrai, nu ten kokius 8 kilogramus. Tai
tai nėra didelė svoris. Bet tai kiek be jos lengviau lipti yra. Ar kad judesių nevaržo, ar tas karštis netaip jaučiasi, kai nėra. Nu, bet nežinau. Čia dabar iki to saulėlydžio reikia biškį pavaryti viršų. Tai kažkaip žymiai lengviau, nežinau. Tiesiog lipi ir viskas. O su ta kuprinė kažkaip, nežinau, sunkiau. Nepatau. Bet čia, dėl to jie čia visi ir murzininės. Mano kėdai gal tokie prašytųsi skalbimo. Dėl to, kad čia visur tos dulkės ir to lietaus neturi labai daug, bent jau šiuo metu. Taip. Tai ir gyvena tas dulkės. Vien iš to jaučiasi, kai ateini po žygio praustis, tai matai kaip iki tų kojinių ribos kojos tos juodos tokios jau mūtas apsinešusios. Tai kai jie čia visi su tapkėm vaikšto, tai tokie murziai. Atrodo murziai. Taip. Nu, nesimatys jau šito saulėlydžio vis tiek, bet vietiniai nelabai kažkaip linkia padėt. Nesupranta. Arba jiem piliberdam čia tie saulėlydžiai. Kaip turistas vaiksta nesąmonė. Bet jaučiu neverta čia labai draskytis. Nes nieko panašaus į tai. Nu, dar pabandysiu ten paeit, Tai žodžiu, nieko nebus čia jokio saulėlydžio. Tai saulėtekio nebuvo, saulėlydžio nebuvo. Daug dieve, saulėtekis rytoj būtų. Matosi, kad kažkas dar biškai čia debesyse matosi iš anos pusės, bet realiai tai nieko. Šitas kaimukas toks normalesnis kažkoks, nu ne 3 gryčias toks. Biškai kažko yra daugiau pamatyti. Nes čia kiti tai labai silpni tokie buvo. Visai tik tai tiems trekeriams sustoti, nu tiems žygiuotojams tokiems sustoti, pernakvoti yra toliau čia, tai kažin čia biškai taip normaliau. Tai va, tai rytoj tikiuosi gausis bibliamų, o šiandien to dalbat gerai jaučiuosi. Kažkaip 6 valandas realiai atminiau, be sustojimo nieko nenorėjau, viskas buvo gerai. Dabar čia irgi kalniuką užbėgu, biškį va poilsėjau ir galiu varyti toliau be jokio kojos, tai išvis nesijaučiu. Nieko, labai džiaugiuosi tais Kolumbija kėdais. Realiai aš naujus šitus pasiėmiau vėl, nu, tarpsime, šios tokius pačius turėjau. Tai pasiėmiau naujus ir nereikėjo nei priprast kojai, ten nieko, tiesiog, va, einu, nei man trina, nei man ten kažkas blogai, žodžiu. Žodžiu, iš vis apie kažkokius kojų skausmus, pėdų skausmus, tai neturiu absoliučiai jokių nusiskundimų. Tai viskas kaip ir gerai. Aš susikausau sveikatą, tai tik tai įdomi, kad tie dalbatai truputį aštrusis būna. Tai man net buvo keista, kad aš šiaip dabar džiaugiuosi, nei tos slogos, neturiu nieko, jokių blogų tokių nusiskundimų. Ir suvalgau tų dalbatį, jau antrą kartą valgau ir antrą kartą suvalgus dalbatį. Man nosį paleidžia tokia, bet stipriai paleidžia, aš prie stalo negaliu sėdėti, reikia eiti nosį išsipūsti. Tai keista, va tas turbūt aštrumas čia pramuša kažką. Tai va, tai žodžiu. Gerai, tai tiek jaučiu šiandien, tai nieko vis tiek nebus, tai jau teks eiti biškį pabūsti prie kompo, šiandien jau savo leisiu. Ir ką, anksti miegot reikia eiti, 6:30, tai jeigu vėl, tai jau šiandien anksti kėliausi prieš 5, tai šiandien rytoj ryte vėl reikės anksti keltis, tai jau nebenoriu naktinėti, noriu įsimiegoti, nes paskui žiauriai būna sunku keltis. Tai bandysiu nueiti anksčiau miegoti kažkokiu būdu, jeigu pavyks. Tai tada kaip ir labą naktį. Labas.
labai daug šunų, bet tokie mėly draugiški šuniukai. Sakau, čia išdėt, stalčių, visko čia yra. Gerai, einam pažiūrėti, žodžiu, davai. Prisiminiau, ką dar norėjau pasakyti. Tai iš tikrųjų tai sugalvojau dabar tokį, nežinau, paskui jeigu ką apsigalvosiu, kažką pakeisiu, bet sugalvojau, kad aš susimesiu savo į tą YouTube atsiminimui tokius nedidelius video, tai jūs ten tėvai pažiūrėsit, draugai pažiūrėsit ir aš turėsiu, dar datas dabar įsidėsiu, kad turėčiau atsiminimui, kad galėčiau kada nors pasižiūrėti. Nes aš matau, kad aš tų nuotraukų, tai realiai kaupiu, aš niekada gyvenime nuotraukų nebeatsiverčiu, nebepažiūriu. Ir man kažkada Tomas irgi pasidaręs buvo tokius trumpus filmukus. Tai realiai tas trumpas filmukas yra žymiai geriau prisiminimui negu ten tos nuotraukos, kurių niekada paskui nenori žiūrėti. Tai žodžiu, betikslis reikalas gaunasi iš tų nuotraukų. Tai va galvoju, kad taip visai sueis ir tada mažiau to šiukšlyno bus mano, mažiau šiukšlyno mano bus telefone, nes dabar tai ten, Jėzus Marija, ir ten ir taip daug tos talpos, bet jau rodo, kad jau sunkiai, nes, pavyzdžiui, ten, tarkim, vakarykštis labai ilgas gavosi, šiaip nesąmonė gavosi, bet jis labai ilgas gavosi ir jisai 10 gigabaitų. Tai paskui kol sukelia, kol viską, žodžiu, gerai, daug žmonių nenori filmuoti, davai. Tai va čia spėjau ta pagrindinė saulėlydžio vieta, nes daug žmonių buvo ir jau dabar grįžta. Tai spėjau, kad čia. Tai bet esmės nekeičia. Nesimatė ar iš ten nesimatė. Jokio skirtumų. Kur žiūrėsi, kai vis tiek nieko nesimato. Tai nėra prasmės ir eiti. Tai va, viskas, einu namo.